Kaip užsiregistruoti ir prisijungti prie ePale platformos. Suveskite adresą epale.ec.europa.eu /LT. Dešiniajame viršutiniame kampe spauskite mygtuką Sukurti paskyrą. Būsite nukreipti į EU-login puslapį. Jame suveskite prašomą informaciją. Jeigu lengviau, galite pasirinkti lietuvių kalbą viršutiniame dešiniajame kampe. Per kelias minutes į jūsų nurodytą elektroninio pašto dėžutę gausite laišką su nuoroda, kurią turite paspausti, kad patvirtintumėte savo registraciją. Jeigu laiško negaunate ilgiau nei 10 minučių, patikrinkite ir šlamšto katalogą. Galutiniam prisijungimui bus reikalinga programėlė EU-login. Ją turėtumėte atsisiųsti į savo mobilųjį telefoną iš Google Play arba App Store parduotuvės. Tai nemokama ir užtikrinanti saugų prisijungimą Europos komisijos patvirtinta programėlė, naudojama jungimuisi prie daugelio EK sistemų bei platformų. Pasirinkite jums suprantamiausią būdą, kaip prisijungti su EU-login. Pavyzdžiui, naudojant slaptažodį, PIN kodą arba SMS žinutę atsiunčiamą skaičių kombinaciją. Jeigu pasirinksite PIN kodų ar SMS žinutę, tuomet savo EU-login paskyroje turėsite pridėti savo telefono numerį. Taip jūsų paskyra ir telefonas bus susieti. Sėkmingai atlikus visus žingsnius, turėtumėte ekrane pamatyti štai tokį pranešimą. Norėdami prisijungti, grįžkite į ePale platformą ir viršutinėme dešiniajame kampe rinkitės mygtuką Prisijungti. Pasirinkite Prisijungti naudodamiesi EU-login ir sekite instrukcijas. Sėkmingai atlikus visus žingsnius, būsite prisijungę prie ePale platformos, o tai žinosite matydami savo vardą ir pavardę viršutinėme dešiniajame kampe. Jeigu norite atstovauti organizaciją, prisijungę prie platformos viršutinėje meniu juostoje rinkitės Bendradarbiauti ir Organizacijos. Atsidarys šis polapis, o kairėje pusėje rasite nuorodą Užregistruoti savo organizaciją. Užpildykite visus privalomus registracijos laukelius, nurodykite šalį, įkelkite organizacijos logotipą, aprašymą. Nepamirškite paspausti mygtuko Saugoti puslapio apačioje. Iki pasimatymo ePale platformoje.